Taigi, užkietėjusi ekonomistė ir nepralenkiama analitikė Rūta dirbti Lietuvai parvyko baigusi ekonomikos bakalauro studijas Warwicko universitete Jungtinėje karalystėje. Tuo tarpu Lukas daugybę metų buvo profesionalus krepšininkas. Aistra šiam sportui tik sustiprino jo teisingumo vertybės. Švedijoje, Stokholmo universitete jis baigė Europos teisės magistro studijas. Abu dalyviai dirbo konkurencijos taryboje, kur išsamei analizavo Lietuvos savivaldybių teikiamas atliekų surinkimo funkcijas ir kainų skirtumus bei jų priežastis visoje Lietuvoje. Taigi pratęsim atliekų temą, bet kalbėsime apie buitinės atliekas. Taigi tikriausiai kiekvienas iš jūsų esate matę tokius konteinerius stojančius prie daugiabučių, gal daugelis iš jūsų jais ir naudojasi. Ir jeigu jūs pagalvotumėte, kad gyventumėte kitoj savivaldybėj, už atliekų išvežimą galėtume mokėti netgi kartais dvigubai daugiau. Ir kodėl taip yra? Kodėl žmonės gyvendami atskiruose savivaldybėse turi mokėti tokius skirtingas kainas? Būtent tai mes ir bandėme pažiūrėti. Iš esmės, savivaldybės savo teritorijoje tvarkosi su savo atliekom pagal savo prioritetus. Yra dvi galimybės, kaip jas galite daryti. Tai yra pasiskirti savo įmonę, tai yra neorganizuoti konkurso, arba turėti konkursą ir atsirinkti įmonę konkursų būdu. Ir kaip matome, apie pusę Lietuvos savivaldybių būtent pačios nusprendžia, kokia įmonė teiks tas paslaugas jos teritorijoje. Ir galbūt čia slypi ta problema ir galbūt tai yra dėl to, kodėl čia tos kainos skiriasi. Pažiūrėjus į kainų struktūrą, mes matome, kad kainos susideda iš 3 dalių. Tai yra sąvartyno mokestis, administravimo mokestis ir surinkimo transportavimo kaštai. Sąvartyno mokesčiui neturi įtakos, kokiu būdu yra atsirenkama įmonė, taip pat ir administravimo kaštams, kadangi sąvartyno mokestis skiriasi kiekvienoje savivaldybėje ir priklausomai nuo regioninių atliekų centrų ir administravimo kaštai taip pat. Bet norint pažiūrėti, kokį poveikį turi būtent ar yra atsirenkama įmonė, kokia yra atsirenkama įmonė, mes turime žiūrėti į transportavimo ir surinkimo kaštus. Būtent tai mes ir analizavome toliau. Pažiūrėjus į tokias kainas, mes matome, kad mes lygdom 15 įmonių, kurios buvo atrinktos be konkurso ir 15 įmonių, kurios buvo atrinktos konkurso būdu. Ir matome, kad tos įmonės, kurios buvo atrinktos konkurso būdu, tose savivaldybėse kaina surinkimo ir vežimo tik tai yra beveik 40% didesnė. Taigi, savo tyrimo metu mes neatmetame tokios galimybės, kad galbūt tie skirtumai, kuriuos matėte ankstėje skaidrėje, jie galėtų būti įtakojami ir kitų rodiklių. Ir todėl mes ištyrėme, kokią įtaką daro atstumas iki sąvartyno šiems skirtumams, dėl to, kad kuo toliau reikia transportuoti atliekas, žinoma, tai reikalauja daugiau laiko ir išlaidų. Taip pat tankis tos savivaldybės, kurioje yra teikiama paslauga, nes kuo tankiau jie yra gyvenama, tuo daugiau atliekų galima surinkti vienu sustojimu ir tai reikalauja mažiau išlaidų. Na ir gyventojų skaičius, tai kuo daugiau gyventojų, tai yra klientų, aptarnauja viena įmonė, žinoma, tuo yra mažesnės tos nekintančios išlaidos, kurios yra įmonė. Ir dabar neišsigaskit, toks yra, atrodo iš pirmo pasižiūrėjimo labai komplikuotas grafikas, tačiau jį galima nelabai sunkiai paaiškinti. Matote 3 spalvų stulpelius. Raudonis stulpeliai tai yra 1 tonos atliekų surinkimo ir transportavimo kaina savivaldybėse, kuriuose veikia įmonės atrinktos ne konkurso būdu. Žali stulpeliai taip pat yra 1 tonos surinkimo ir transportavimo kaina, tačiau čia jau yra tose savivaldybėse, kuriuose vykdomas konkursas. Na ir kadangi mes lyginame, ar šios skirtumus tikrai lemia atstumas, mėlyni stulpeliai yra santykinis atstumas, kurį tenka nuvažiuoti iki to sąvartyno, kuriame tai savivaldybei priklauso šalinti atliekas. Na ir jeigu tie atstumai būtų pagrindinis šių skirtumų veiksnys, mes matytume, kad tendencingai tose savivaldybėse, kur yra didžiausi atstumai, būtų didesnės kainos vien tik tai, o tose, kur yra maži atstumai, būtų mažas. Tačiau mes
Matome iš čia, kad tai realiai lemiantis faktas yra įmonės efektyvumas, kaip jį efektyviai gali teikti šią paslaugą. Nes galime matyti, jog kai kuriuose savivaldybėse, kur yra tikrai nedidelis atstumas, kaina vis tiek išlieka didelė, o tose, kur atstumas yra palyginti didelis, kaina yra žemesnė. Sekantis grafikas yra paremtas tą pačią logiką, tačiau šiuo atveju mes lyginame su tankiu, o ne su atstumu iki sąvartyno. Na ir vėl mes matome, jog gyventojų tankumas nėra pagrindinis faktorius lemiantis šiuos skirtumus. Nes taip pat matome nemažai savivaldybių, kur esant dideliam tankumui, žinoma, yra pigesnė paslauga, tačiau ir esant mažam tankumui, tai yra didžioje dalyje šių savivaldybių, kainos labai svyruoja. Čia yra vienas iš pavyzdžių, kurie iliustruoja mūsų pastebėtas tendencijas. Mes čia matome 2 savivaldybės, kuriuose paslaugas teikia ta pati įmonė. Tačiau miesto savivaldybėje ji yra atrinkta ne konkurso būdu, o tiesiog paskirta teikti paslaugas, o rajono savivaldybėje ji dalyvavo konkurse ir kartu su kita įmonė teikia tas pačias paslaugas. Ir turbūt nenuostabu, jog mieste gyventojų tankumas yra žymiai didesnis, tai net 33 kartus lyginant su rajone. Gyventojų skaičius taip pat yra didesnis lyginant su rajonu, tai yra 3,5 kartų didesnis, o atstumas, kur reikia nuvažiuoti iki sąvartyno, yra mažesnis. Ir visi šitie faktoriai, jeigu jie tikrai būtų, visi šitie faktoriai lemia žemesnę kainą. Tačiau mes matome, jog realybėje, kaip tik toje savivaldybėje, kur atsirinkta ne konkurso būdu, kaina vis tiek išlieka žymiai aukštesnė. Na ir ši lentelė dar kartą iliustruoja iš pasirinktų Lietuvos didžiausių miestų ir rajonų savivaldybių. Mes jas išrikiavome nuo pigiausios iš šitų pasirinktų savivaldybių nuo pigiausios iki žemiausios, nuo žemiausios iki aukščiausios paslaugos kainos ir matome tendenciją, jog vėl pigesnė paslauga yra ten, kur vykdomas konkursas, o kur konkursas nevykdomas, paslauga yra brangesnė, nepaisant to, kad tiek gyventojų tankumas, tiek gyventojų skaičius, tiek atstumas iki sąvartyno, jie tiesiog neišsidėlioja tą mažėjančią linkme, jog galėtume sakyti, kad taip, tai yra pagrindiniai faktoriai, kurie nulėmė šios mūsų pastebėtus skirtumus. Be kainos be abejo mes bandėm pažiūrėti, kaip konkursas gali įtakoti ir kokybę. Šitam sektoriui tai yra gan sudėtinga padaryti, bet mes manome, kad geriausias metodas būtų pažiūrėti į paslaugos įdiegimą savivaldybėse. Ir būtent čia matome 8 savivaldybės, kurios yra mažiausiai aprūpintos šią paslaugą, kas reiškia, kad savivaldybė atliekų paslaugą turi aprūpinti visus gyventojus tos savivaldybės teritorijai ir mes kiekvienas turime gauti ją. Mes negalime atliekų šalinti, kaip mes sugalvojame. Todėl matome šitos iš 8 savivaldybių, kurios yra mažiausiai aprūpintos. Iš šių 6 įmonės tai buvo paskirtos be konkurso teikiančios paslaugą. Tai iš esmės mėgstamas argumentas turėti savivaldybės įmonę, kad mes aprūpinsim nors ir neekonomiškai efektyviai būtent visus tos savivaldybės gyventojus, šiuo atveju netinka, nes mes matome, kad yra neaprūpintų gyventojų. Todėl natūraliai mes priėjome prie išvados, kad konkursas gali suteikti galimybę savivaldybėm žymiai efektyviau ir pigiau atsirinkti paslaugas, įmonės, kurios teikia paslaugą toje savivaldybėje. Todėl siūlysime įstatymų pakeitimus, kurie numatys, kad savivaldybės privalėtų organizuoti konkursus ir taip atsirinkti paslaugų teikėją. Konkurencijos taryba šiuo metu, mes oficialiai atlikom tyrimą ir konkurencijos taryba šiuo metu užbaigs sprendimu ir siūlys valstybės institucijų būtent tokius pakeitimus. Ir natūraliai išvelgiam kažkiek rizikų mūsų projekto kontekste, tai būtų laikinas savivaldybėm kaštų padidėjimas dėl konsultacijų, dėl konkursų įvedimo, bet taip pat tos įmonės, kurios nelaimės konkurso, tai būtent jeigu savivaldybė įmonė laimėtų, tai reiktų spręsti jos administravimo klausimą, turto klausimą, darbuotojų klausimą, tai būtent ta rizika išlieka, bet ilgesniam laikotarpiui poveikis būtų teigiamas ta prasme, kad turėtume pigesnės paslaugas, turėtume efektyvesnės ir kokybiškesnės paslaugas ir be abejo konkurso būdu mes galime įpareigoti teikiant tą įmonę, kuri teikia tą paslaugą savivaldybė, atitikti tam tikrus kriterijus ir jeigu tų kriterijų netinka, jų paslaugų atsisakyti ateityje. Todėl rūpinkimės ne tik švaria aplinka, bet pasirūpinkime, kad savivaldybėse taip pat būtų efektyviai tvarkomas su atliekomis.
Aš turiu tokį klausimą. Šitas rytis mes galime pavadinti tokią natūrali monopoliją kažkuria prasme, nes įėjimo kaštai, kapeksas yra labai didelis, konkurencija negali būti didelė, ta prasme tų įmonių, kurios konkuruos šitoje srityje, negali būti kaip grybų. Ne? Tai ar nemanot, kad šalia konkursų, kurios dažniausiai turbūt tarp dviejų vyksta ir labai nedideli konkursai, turėtų būti ir reguliavimas toks pats, koks yra taikomas tiek šilumai, tiek elektrai, tiek dujoms. Tai FKEKas, Valstybinė energetikos kainų komisija, turėtų reguliuoti ir būtent ir investicijų lygį, ir visas dedamasias, kurios sudaro kainą gyventojams. Tai būtent replikuojant į pirmą dalį klausimą, tai kaip tik mano nuomonė, net ne mano nuomonė, čia yra, kad patekti į rinką nėra didelė kaštai. Ir paprasčiausiai įeiti į rinką nėra. Pagrindinis šios sektorius sudėtingumas patekti į rinką yra būtent reguliavimas tiek savivaldybės, o ne kaštų prasme. Bet, matot, kaštų vis tiek spec transportas, susipirkti spec transportą yra pakankamai brangus dalykas. Pakankamai, bet palyginus su kitais sektoriais tai nėra kažkoks labai didelis. Ja, bet pagrindinis, ką konkurencija įskiria, kad būtent kartais savivaldybė reguliavimas yra pagrindinis trikdis, kuris trukdo patekti į rinką. Sekantis dalykas, bet klausimas kitas, man įdomu būtų, kiek yra tada konkursuose dalyvauja, tuose, kurie vyksta konkursuose dalyvauja dalyvių. Taip, jūs paminėjote apie 3-2, man atrodo, kad būna toks galbūt. Papildyčiau, kad būna dažniausiai 3, 4, 5. Ir dar, jeigu galėčiau pakomentuoti apie natūralią monopoliją, kaip jūs sakote, tai natūrali monopolija yra tada, kai yra neefektyvu, kai yra rinkos dalyviai teikia. Natūrali monopolija yra tada, kai yra efektyviausia užtikrinti šią paslaugą ne rinkos dėsniais, bet mes taip ir parodome, jog tai nėra efektyviausias būdas. Ir žinoma, vienoje savivaldybėje yra geriau, kai teikia viena įmonė, bet kaip toj savivaldybėje vienoje, ar ją dalinti į 2 dalis ir galbūt ten efektyviausia yra 2 įmonės, ar atrinkti vieną įmonę, tai čia ir parodo. Tai, kad šiukšlių iš viso rinka neturėtų būti skaitoma kaip natūrali monopolija. Ir dėl reguliavimo, tai buvo tokių diskusijų, mes su daugo konsultavimės, tai iškilo šitas dalis, kad būtent reikėtų kažkokio reguliavimo šitas sektoriaus, bet to turbūt principų, nes yra tarifai ir yra rinkliava šiuo metu, tai sureguliuoti šitos dalykus, neskaičiuojant ir analizuojant kainas, kartais diferencijuojasi pa šitie vardikliai. Aš gal, kad nesivelti diskusiją, sakau, pagrindinis yra kriterijus, yra įėjimo kapeksas, yra įėjimo kaštai, kurie apriboja, jeigu yra dideli kapitalo kaštai įėjimo, automatiškai nedidelis kiekis įmonių gali papulti, tai formuoja iš karto monopolinį požiūrį. Ir automatiškai leidžia tada įmonėm, jeigu yra jos nereguliuojamos, pelnytis vartotojų sąskaitą. Būtent aukštas kapeksas ir riboti konkursai. Tai aš šitoj srityje, kadangi aš specializuojuosi energetikoje. Ir mano sritis energetika, tai mes ten pakankamai detaliai išnagrinėję ir dujų, ir kitus visus sektorius, kur reguliavimo labai trūksta. Tai galbūt ne tokio, aišku, čia gal švelnesnė monopolija, ne visai monopolija, čia oligopolinė daugiau struktūra, bet reguliavimas turbūt gal nepamaišytų šitoj srityje. Taip, mes ir tai svarstėme apie tai ir buvo, kad diskutuota šitą temą irgi. Aš mačiau, ten klausimas buvo. Sveiki, toks klausimas. Ar kai analizavot kaštus, už kurios teikiamos paslaugos, ar jūs darėt analizę, kiek tos įmonės turi investicijų, kokius atlyginimus jie moka ir panašiai? Ar tai buvo tik tai atstumo ir gyventojų tankumo analizė? Dėkui. Procentaliai, turbūt investicijų, kiek darbuotojų atlyginimai, tai turbūt galima sakyti, kad apie vidutinį Lietuvos atlyginimą kažkur jie gauna, nes žiūrint į įmonės kaštus mes ne visus žiūrėjom, bet mes ir be abejo negalim sakyti tokių skaičių čia, nes dar nėra patvirtinta, yra kai kurių mes dirbame su konfidencialia informacija, bet dalinai tai maždaug vidutinis turbūt atlyginimas yra, o brangiausi kaštai turbūt būtų automobilio, kaip ir minėjo, įsigijimo kaštai ir po to kiti kriterijai, kurie patekti į rinką, tai yra be abejo ir reguliavimas, kurį aš ir minėjau. Ne, nes man kyla klausimas, gal tiesiog kai kuriuose savivaldybėse, kur yra teikiamos tos paslaugos, tiesiog įmonės yra nusipirkusios naujesnį, geresnį techniką arba turi daugiau darbuotojų. Aišku, klausimas iškyla, ar jie efektyviai tuo naudojasi. Tai čia yra kitas klausimas, bet...
Žinoma, šie skirtumai išlieka, bet tai ar tai būtų argumentas palikti tas įmonės, kurios negali taip susireguliuoti savo veiklos ir įsigyti tų senų automobilių, kurie reikalauja tada ir daugiau papildomų dar išlaidų jiems. Tai natūraliai atrankos būdu konkurencingų atrenkamos tos įmonės, kurias efektyviausiai veikia, dėl to jos gali taip susiorganizuoti ir taip tai išlieka stipriausi ir efektyviausi. Na, aš labiau pareplikuoti norėjau dėl aukštų įėjimo barjerų ir kapekso. Ar tai nėra irgi pasiekmė neefektyvumo, nes galbūt kai ką galima outsourcinti arba tarkim, veiklos nuomotis automobilius, tai čia man, tiesiog. Aš norėčiau komentarą. Užsienio praktikoje, Lietuvoje dar tai yra tik pradedama, kaip yra žeminami įėjimo kaštai. Tai yra jau, pavyzdžiui, konteineriai. Šiuo metu didžioje dalyje Lietuvos valdybių įmonė, kuri įeina į konkursą, jie turi ir savo konteinerius pastatyti, kas, tarkim, tikrai gali būti nemažas barjeras įėjimui. Jau mes žinome, kad keliose savivaldybėse, kur vyksta konkursai, keičiant sąlygas, jau yra pasakoma taip, jog jūsų įdiegti konteineriai turės būti palikti savivaldybėje. Ir tada jau sekančio konkurso metu tai iš karto žemina įėjimo realiai kaštus ir gali leisti didesniam skaičiui potencialiai teiksiančių įmonių dalyvauti konkurse. Ir ši praktika, tarkim, Anglijoje ir netgi Anglijos konkurencijos institucijos viena iš rekomendacijų yra kuo daugiau savivaldybei pačiai jau neprašyti savo konteinerių, savo aikštelių, savo kažkokių ten garažų įmoniai pačiai siūlyti. Norėčiau vieną klausimą užduoti. Suprantu, kad nagrinėjot kitų valstybių patirtį. Tai klausimas yra, kiek yra paplitusi ta vidaus sandorio sudarimo praktika arba pavedimas savivaldybių įsteigtoms įmonėms būtent teikti atliekų tvarkymo paslaugas. Ir kiek tas klausimas yra aštrinamas konkurencijos užtikrinimo ar pavedimo savivaldybių įmonėms. Taip, turbūt galima būtų pasakyti, kai kurios valstybės turi įmonės savo savivaldybės, kaip jūs minėt vidaus tarimas, tai čia yra toks viešojų pirkimų pasiteisimas turėti savo įmonę, nepasiteisimas, bet tam tikrais kriterijais. Tai viena iš jų yra Italija, Vokietijoje yra, kur dar dalis, bet ten yra daugiau tradicinių, ten yra daugiau tradicijom paremta įmonė ir tų rajonų gyventojai mėgsta tas paslaugas, tarkim, jie taip pritarė, bet, tarkime, Didžioji Britanija konkuruoja privatus ir su savivaldybės įmonėm. Skandinavijoje, Suomijoje, Švedijoje taip pat yra privačių įmonių, bet jos konkurso būdu. Mes būtent todėl neskirstam čia savivaldybių įmonė, nesavivaldybių, mes būtent norime pasakyti, kad konkurso būdas garantuoja efektyvesnį atranką būtent tų įmonių. Nes labai sunku yra kartais paskaičiuoti šiam sektoriui, nes skiriasi savivaldybės specifika, tiek tankis, tiek atstumas. Pati savivaldybė kartais geriausiai žino, ko jai pačiai reikia. Todėl atskirų konkursų negali labai daug kriterijų susidėti ir atsirinkti būtent efektyviausią paslaugą. Ta mes matome kai kurios savivaldybės, kaip veikia Lietuvoje ir dabar. Bet jų yra tikrai nedaug dar. Tai yra paplitusi, bet šiaip pagrindai yra konkursas, bent jau Skandinavijoje tai tikrai. Ir OFT taip pat, tai yra Didžiosios Britanijos konkurencijos institucija tą patį rekomenduoja. Bet čia būtų normali praktika, kad savivaldybė, kuri įsteigusi savo įmonę, skelbia konkursą ir jos ta įmonė dalyvauja. Šiaip tai prieštaravimas toks ir vietos savivaldos įstatymai. Ten pasakyta, kad jinai ir steigia įmonę su tikslu teikti paslaugas jos teritorijoje. Bet jeigu jinai steigia įmonę, kuri nėra efektyvesnė už tos dalyvius, kurie gali teikti šią paslaugą rinkoje, tai koks yra tikslas šios įmonės? O jeigu ta yra steigiama įmonė todėl, kad ji tikrai teiks efektyvesnę paslaugą ir niekas negali pasiūlyti, tai žinoma. Natūraliai, čia kyla klausimas, aišku, visų savivaldybių įmonių, jų reikalingumų, kaip jas veikia, čia ne tik turbūt šitam sektoriui, čia yra aktualu visos sektoriuose, bet, tokia diskusija išlieka, čia galbūt ir lietuviška specifika yra šito Lietuvos teritorijai. Ačiū visiems už klausimus, tie, kas turi dar klausimų, tai prašom vėliau.